Sveiki. Tai va, vietinės iš Vilniaus. Noriu ką parodyti, įdomų dalyką. Nusipirkome elementų krūvą, batareikučių. Vienu žodžiu, man reikėjo batareikos, va tokios. 44 storą, jinai tokia. Bet aš parduotuvę nuvažiuoju, su savimi nepaėmė ir galvoju, kokį reikia. Nes yra jų visokių plonų, ir visai plonų, ir storų, ir mažų. O viena tokia, nežinau kiek, tokia tikrai apie euras pusantro, ten 2 kainuos. Tai va, paėmėm visą Lidlą, 3 eurai. Pagalvojau, pas mus yra svarstyklės virtuvėje, va tokias didelės, po to yra va šitos. Kažkas dar yra su batareika, gal kalkuliatorius su mažom, atrodo. Taip, kad paėmėm visą. Čia po kelias, ne skirtingos, jos po kelias. Čia 2 šitos, jau plonesnės atrodo. Ne, ar tai 3, paskui 2 tokios. Vienu žodžiu, visos skirtingos, iš po kelias. Va šitų, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2. Va šitų daugiausia. 20, 32. Va 16, 16, nežinau, kas čia skiriasi kuo. Vienu žodžiu, gerai. Mes, kaip sakant, šiandien šeštadienis. Šiandien užsiimsime rimtesniais dalykais negu čia namelė. Namelį tai čia aš darau dėl pramogos. Kaip sakant, dėl pramogų. O koks bardakas, tokiam bardakė dirbu. Susitvarkau, paskui vėl padarėm. Pastačiau maišytuvą. Stiklas lengvai atsidaro. Ir normaliai tiesiai į viduriuką. Čia, kaip rodžiau, tą siurblį, kur pirkau. Čia mygtukas bus, įjungti, kad galima būtų sukelti spaudimą arba nuleisti. O tai veiks va šituo, pakelsiu, vanduo pradės eiti ir veikia. Kanalizacija. Čia pajungiau, dabar šaltas vanduo pajungtas. Perdariau kanalizaciją. Šaltas vanduo, karštui kol kas aklę pastačiau. Pirmadienį atėjo žinutė, pirmadienį turi, reiškia, šitas atvežiuoti kurjeris, atvežti elektrinį šildytuvą vandens. 600 vatų, 5 litrų. Boileris nedidelis. Jį pastatysiu vonioj. Pastatysim čia apačioj. Pajungsiu, tada ir dušą galima pajungti. Į kriauklę, o viršui kriauklė stovės. O šone ten tualetas. Gal spėsiu, nežinau, iki šio išvažiavimo, kitą savaitę važiuosim. Gal nespėsiu, paskui tada pastatysiu. Nedega. Tai va, padariau čia, tvarkiau elektrą, čia elektrą jau viskas, aš čia tvarkiau, kitus laidus pajungiau, dar laidai nuo 230 voltų reikia pajungti. Liko čia reikės paskirstimo rozetę pastatyti, paskirstimo dėžutę, kur nors ten apačioj, tą sujung ir viskas. Aš vakar sutvarkiau tik šitos laidus nuo šildytuvo. Išmėtyti ėjo, taip ant izoliacijas priklijuoti, dabar įdėjau tokius lovelius. Kaip darau, nefilmavau, nes labai trukdosi tada nei dirbti, nei va. Ir dabar montuoju, perdarau šitą visą šildymo vamzdžius, nes reikės, čia viskas gerai. Čia jis taip pat. Va šitą tik tai perdarysiu, čia įstačiau kitą, bet man reikia, kad būtinai užsisuktų. Nes pagrindinė šiluma eina tiesiai į čia. Jeigu čia labai daug eina, jinai neina tada į šonus niekur. Tai tada čia reikės šitą didesnį pastatyti. Didesnį, nes ten vamzdžiai diametras toks. Ir vat kada reikia nedaug, tik truputį atsuki. Ir pagrindinė šiluma reikia, kad eitų iš čia prie durų. Į galą namelį ir į dušinę. Nežinau, dušinę, kaip ten išeis, neišeis. Vat. O čia nedaug, kad eitų. Nu jo, kada čia užsisuka, eina kitur jinai. Nes bandėm, kada čia pilnai atsukti, jinai pagrindė čia. O čia labai mažai. Nes šitie tai neužsisuka. Toks anksčiau stovėjo pas mane priekį. Ir vat, vienu žodžiu. O dabar mes užsiimsim kitų darbų. Tai pakeisiu tik batareiką. Čia šitam
termometras tas, kur laukia ir oro temperatūra lauko ir vidaus rodo. Ir eisime trombuoti tą kelią, toliau tęsim daryti, nes išvažiuoti negalim, va, žvyro krūva, skaldos tai dėl to. Jie reikia ant tą kelių sumesti. Įvežėm vibro plokštę, įsinomavau 120 kg. Dabar reikės iškelti, sutrombuoti. Kai sutrombuosiu, tada jau žvyro tos skaldos vešiu ir vėl trombuosiu. Nu, tai aš šiandien bilietaus, šiandien turbūt spėsim ir padaryti. Mama. Šitas darželis Taip, būtų, o kada mano nors reikia tvarkyti. pagalbinis darbininkas, jisai vežios... Viršininkas atėjo. Viršininkas, vežios skaldą. Tai što, берега попутал. Čia aš šitas, aš pagalbinis. Tu pagalbinis. Ant čia tegul auga, čia gražiai miškas toks užaugs. Grūtų darželis. Jo. Ir čia ateis rankos, tvarkysim. Net šiais metais jau bus tvarkyta. Mums svarbu, kad tilptų. Kur klei. Jo, ką mes suplanavom, kad dar betonuosim ten tvorelę, tai mat, jeigu tilps, tai bus gerai, jeigu visa žemės, bet aš nežinau, ar tilps. Reikės kažkur vežti. Jo. Nu nieko, šie ir kiti metai bus va tokie darbuose. O kokie mūsų metai nebuvo darbose? Visi. Kur pumis tu nematei? Pumis kažkur nemačiau aš dabar jo. Jau pradėjom važinėti. Aš reikia dar biškį iškasti. Truputį suopalinsim kampą. Neištrauksit, tu čia nukirskite. Mes pradėjom trombuoti.
Ne per siaurai mes darom. Nes mes bordiūrus sustatysime, nu, ant krašto, va čia. Mhm. Normaliai. Nes Karučių takelis prava- buvo va toks anksčiau. Jau karučių pravažiuosiu normaliai. Laisvai. Kam čia reikia tokio autostrados? Nu jo. Bet sėda žemė po biškį jaučiasi. O tu man čia, kad tu trambavai, neina prakasti? Ai, čia nepasukau gerai, nespėjau. Labai sunku, matai, jis atbulinio neturi, reverso kažko, arba sugedęs ten, nesuprantu. Bet reikės dar pavažinėti, reikia ant galą atkraustyti. Dabar tas bačkas reikia jas išpilti. Jo, atkraustyti. Ne, neišpilti, vandenį patrauksit tiesiog. A, viršutinė tuščia ir pilna? Nu, atrodo pilna. Reikia perpilti apatinį ir patraukti tiesiog. Apatinė irgi tokia beveik apipilnė. Mhm. Nu, pagalvosim tai. Nes reikia jo, ir va šitas trinkelės, matai, bet kaip tu be reverso čia sutrombosi? Tas buvo geras 200 kg, bet jį buvo... Nori, taip lakstyk. Bet čia neįsisuksim su juo, jis didelis yra. Ten tik va pirmin atgal čia būt gerai. O iki kol tu čia trinkelės dėsi čia? Čia aš pilnai dėsiu. Iki... Pilnai, bet dabar šiemet tik iki čia. Vat kiek iškasta. Aha. Čia kitiem metam paliksim jau. Šiemet reikia va tą, kas yra sudėti. Jau žiūrėsim kitais metais jau toliau. Tai šitos reikia išlūpti ir čia to pavažiniai dar. Nu, o kaip tu be reverso? Į ten, o kaip paskui traukti, jį nepatrauksi. Iki 120 kg, ne taip lengva. Nu, A, va. tikrai yra, tiem turi būti reversas, bet kad pleka. Bet supranti, mes sudėsime blokelius, tos bordiūrus, tai mums dar reikia, ką reikia. Mes palauk, aš čia norėjau. Mums dar reikės trambuoti, ne? Ne. Reikės trombuoti, man atrodo, tą paskutinį sluoksnį. Ne, paskutinį acijas nereikia trambuoti iš vis, jos ten 2-3 cm dedasi, jų Kai nereikia. supilsim tą skaldą, da, ją reikės trombuoti. Tai va, skalda taip, bet tu supranti, tu bordiūrų supilsi, man toks jausmas, kad dar reikės dapilinėti skaldos. Mhm. Tai Mes tą- taip Kai nepataikėm. aikštelę darėm dapilinę. 2 kartus mes numavom šitą, jo? Jo, vieną kartą patį sunkai, o kitą kartą lengvesnį. Nu gerai, Nu, kitą 20 kartą buvo išsinuomuosiu paskui. reversų reikia. Antram, dabar kiek galėsim čia ištrombuosim, o paskui su reversu, kad nes 2 kartus neišeina iš vieno karto. Nu gerai. Nu va, kažkur tai, dabar čia išpilsiu dar. Gerai tas sluoksnis? Kažkur gerai, nu kol kas gerai, palauk, jeigu mes čia dar bordiūrus biškį žemiau. Galite trinkelės netgi su šito būti lygiai. Nu, matai, paskui ir va čia bus labai aukštai. Man per aukštai tada vyta. Kažkur va čia. Mes taip ir planavom. Iki va šito, palauk, pridėt. Iki čia kažkur bordiūrai turėtų, nu iš vis. Palauk, ne, jauni. Trinkelės bordiūrai ten aukščiau. Nu, kažkas va taip. Tai čia tik vienas tik liks. Matysis, ne? Vienas. Mhm. Ir Nu, gerai. Čia Jo. reikia tokios Gerai, čia biškiai aukščiau reikia, dabar mes pasodinom, gerai. Žemiau. Kinijos sienos. O ten nesvarbu, toj pusėje, jeigu ir bus žolė aukščiau, tengi supilta papildomai, ten paskui vis tiek nusikas ir toliau trinkelės eis, arba pakelsim laiptuką kokį padarysim. Arba nukasim viską. Tengi vis tiek darysis tą kompostinę. Mhm. Buketas per vidurį. Vežk. Da, mami. Nuokalnė buvo.
tai žiūrėk, greit mes čia ir pabaigsim. Aha, va, iki posūkio jau. Dar porą karučių ir posūkis jau. Nu va, užpylėm, patrambavom. Dar pavalgysim vakarienę, dar reikės pavažinėti. Kokį minučių 20 valanduką. Kieta kaip asfaltas dabar. Na, normaliai gavosi. Paskui žiūrėsim, kai sudėsime bordiūrus. Nu, čia biškį vėliau. Tuos bordiūrus jau mėnesio bėgėje gal sudėsim. Pirmą kaminas namą reikės daryti. Tai va, tada sudėsim, tada žiūrėsim, gal dar užpilti reikės truputėlį, kiek ten trūksta. Dabar po vakarienę gaminama, aš toliau namelį savo puičiuosi. Taip aš nuėjau, jau pavargau, noriu įsivažiuoti ilsėtis, bet negalim. Viskas išlaužyta, išdaužyta. Čia dabar. Vienu žodžiu, nu, kas išlūžo, kas nepatogu. Čia laidų bardakas buvo, žinai, iki gaisro sekundė. Nu, o dabar tai normaliai. Šituvas stovi. Pirmadienį atvažiuoja, pirmadienį šitas atvažiuoja šildytuvas. Karšto vandens boileris. Dabar užsiemu šituo. Perdariau, nupirkau dalis. Nu, anksčiau jau seniai gal pavasarį. Perdarau, reiškia, čia pastačiau didesnį ir va, iš karto galima atsukti kiek nori, o galima ir užsukti. Kaip sakiau, užsukti, tai jis šiluma į aną pusę visą. Taip, dabar kol kas atsuksime. O dabar, nu, galima net nuimti jį, atsukti pilnai. Čia aš užsukau pilnai, laikinai pastačiau, nes dabar dar nėra. Man atrodo, dar trūks šitų vamzdžių gofrų. Čia sujungiau, bet to trišakis, nereikalingas trišakis iš vis. Gerai, būt kokį vamzdį metalinį paprastą užvaryti ir viskas. Taip, čia sujungiau, dabar žiūrėsime. Jungsime. Reikia akumuliatorių jungti. Neveikski. Taip. Pas mus niekas neužtrumpins turbūt. Nes čia. Taip. 12,4. Čia neteisingai rodo. 12,5,8 kažkas. Taip apie normaliai. Taip, nu bandom. Taip, iki atrodo, aš jau užmiršau palaikyti. Dizelio turbūt yra. Nes vakar laidų sutvarkiau, veikia, viskas gerai. Laukia karšta. 26 laipsniai. Čia šildytuvą jungia. Nu, tas karštis greit ir baigsis. Ateis rugsėjais ir bus naktis 10 laipsnių tik. Nu ką, palaukti reikia kelias minutės, kol jisai įsijungs. Tą savo kryžių. Nežinau, gal panaudoti, pasižiūrėsime. Kokia dalis ir tiks, nupėt va, reikia dar hermetiko to raudono gauti. Ten yra užtepta, čia irgi reikia užtepti. Kažkur padėjau, neatsimenu, nuo praeitų metų. Aha. Nu tai čia smulkmena liko 220, 230 voltų pasijungti, viską susitvarkyti. Visokias smulkmenas, bet tokias kišenėlės pakabinti, kur miegam, nes nėra ką sudėti, ten iš vis nėra ką padėti. Telefoną paklausai, kad nors reikia padėti, nėra kur. Nei lentynų, nei šviesos. Vienintelė šviesa va šita ir labai nepatogu, reikia virš galvos kažką padaryti. Užuolaidas įskalbtus pakabinsim. Žaliuzės reikia pakeisti, nu, bet čia jau turbūt kitą kartą, vat kitą savaitę išvažiuosim, pailsėsim. Gerai, dienelės 4 kokias. Ir kipsim į darbus, rimtus jau. Pasimsim viską, valtį pasimsim. Čia netoli, prie ežerų, į Molėtus turbūt kokie 60 km. Nu, čia 80-60 kažkur va taip. Nu ką, ten pučia. Taip, eina kažkoks šaltas dar oras. Dar neįsikačigarino.
Reikia šitą dėžutę padėti uždengti. Taip. Čia į tą pusę. Tai čia. Ai, va taip. Trūkdo laidai visokie. Oi, jie čia ne per trumpi. Nu ne, gerai viskas. Čia dabar prisisuko taip. Nevykusi šitas gerai, šitas kažkaip taip turi būti. O šitas čia. Ai, gal prispaudžiau per daug to laido. Man girdisi garsiau jo. Gerai, paskui padarysiu užlentą. Taip. Jis čia užė pas mus, taip. O, jau eina karštas. Nu, toks šiltas. Taip, eina. Aha. Čia gerai, iš šonus eina. Labai gerai. Nes nėra prasmės to nuiminėti, nes jeigu nuimsi, čia visas karštis eis. O, va čia nelabai eis. Dabar eina. Truputį, nu eina. Truputėlį. Dabar reikia užsukti, pilnai dar kiek čia to laipsnių. Kur čia tas? Ai, čia. Galim bendrai padidinti, pažiūrėsim. Maksimum. Svarbu veikia, po žiemos. A, nu pavasarį mes jungiam. 3,5 mėnesių nejungiau. 120 laipsnių dabar. Nu, vat, namelį 30 laipsnių. Čia 12 voltų. 6 padėtis. Gerai. 138 laipsnių, 140 jau. O, kaip eina, koks karštas. Normaliai. Taip, o dabar užsukam pilnai. Taip, biškį paliekam. O, eina truputėlį, taip nesmarkiai. Labai gerai. Čia, aišku, čia reikės vatą uždėti, kad karštis neitų po lovą, nes labai karšta paskui būna miegoti. Nes ta šiluma vis tiek laida. Visus šitos sujungti ir specialią, nu, vien žodžiu, užtepti kažko tai, kad neužkaistų, ne izoliacija, aišku, tokiu karščio sparė juosta kokia tai. Ir iš vis vata reikia apdėti, vata kieta vata. Aš iš šono, kad čia niekur neužsidėktų medis ir, na, neužsidėks, bet kad kaistų nesviltų. Ir iš apačios reikia ir iš viršaus, kad ta šiluma labai neįtų, nu tada daugiau čia pūs. O čia, o, va to reikėjo tikėtis, kitas reikalas, o čia tai liuks. Oho, kaip eina karšta. O jeigu užsuksiu pilnai, o čia vos ir labai gerai. Jeigu pilnai užsukti, vo, neina beveik. Och, nieko sau. Tai ir į dušinę taip eis. Oho, pirtį galima bus padaryti. Oho, koks karštas. A tai čia silpnas ėjo, nes čia nuo durų visada pučia. Nu vis tiek durys yra durys, ten mikroplyšeliai. Va, ir čia šalta būna, kada nakvoja -5 buvo vėsoka, grindį šaltos. Dabar kitas reikalas. Bet čia tai bent. Nu aš tą ir norėjau. Ko tikėjausi, tą ir pasiekiau. Oho, kaip įkaito. Ranka net bijo. Čia niekas neina, čia irgi užsukta dabar. Čia toliau eis vamzdis ir į dušinę jis tiesiai vat pro apačią ir į dušinę. Nežinau va čia ar daryt, kad po stalų man biškį pūstų. Nu čia ir taip, nuo va šito labai karšta. Nu pažiūrės, jeigu man ten išeis, ten labai mažai vietos, ten tas ratas stovi ir aplankis. Nieko sau. Kiek čia laipsnių? 200 beveik laipsnių, 198. Nu, tai aš sakau karštą. Ant maksimumo.
O jeigu ant minimumo. O. Perėti, matau. 4, 3, 2, 1. Nu vat. Taip, mažėja dabar. Mažėja. O, šitas įkaito, jis atlaikys dažai čia. Nu, atlaikys, bet reikia, kad užsidegtų reikia 300 laipsnių, čia 200 tik tai. Nieko baisaus. Tik, oho, prisilies neina, karšta. Ant minimumo bus mažiau, ne tai bus karšta, ten bus apie 160 laipsnių kažkas. Mes visada minimumą laikom. Ant 6 dar nebuvo nei kartų. Net kada laukia buvo -5, mes atrodo ant vienetų visada. Nes nameliai, šiaip kada įkaista karšta labai. Mėgot neįmanoma. Nu va, kitas reikalas. Va, liuks, eina šiluma. Tokia lengva. Čia, oho, net va čia jaučiasi. 0,5 metro. Ant vieneto kai varo. Liuks. Nu va. Rezultatas pasiektas. Bendro rezultato pusė tik tai. Nu, nes pusę padariau. Vidurys čia ir ana galo. Nu, čia buvo padaryta, aš tik patobulinau. O dabar dar pusė reikia tą ir tą padaryti. Ir tada bus visai liuks. Po to reikės tą šildytuvą padaryti tokį iš bruselių mažų rėmelį ir uždėti vatą ir fanerą dėžutę, kad būtų kaip dėžutėj, kad ta šiluma nesklystų čia, nes po lova karšta, jo, jis šiltas, nuo jo vis tiek šiluma eina. Mes būna, kai karšta, užsitraukiam užuolaidas, atidarom tą liuką ir tai neįmanoma mėgoti. Nu, su šildytuvu reikia išjunginėti. Nes čia 5 kW, 8 kvadratam čia labai yra daug. Šitas iš tikrųjų 20 kvadratų apšildyti ploto. Galima gerą ten kambarį. Tai va, 3 tokius pastatai visam namui užteks. Nu, bet brangu, dizelį biškį brangoka. Nu, va tokie reikalai. Čia tada uždengsim irgi vatą. O jeigu reikės po lovą bus vėsų, nebus bendrai, mėkot reikia vėsiai. Tai va, tokie reikalai. Tada tiek šiandien. Reikia tvarkyti savo bardaką. Sekmadienis. Pas mus čia pusė dienos lyja. Nu, vienu žodžiu, mes remontuojamės toliau. Dabar dar vieną dalyką norėjau pabandyti. Šitam siurbliui reikia, kaip jisai, hidroakumuliatorių. Nu, kad mažiau jisai įsijunginėtų rečiau ir taip, galima būt mažutę srovę leisti, tada jisai neįsijungia. Tai aš sugalvojau tokį dalyką, dar aišku internete pasitikslinau. Pasirodo, nebūtinai hidroakumuliatoriai. Paprastą įsiplėtimo baką, kur technikui naudoja ten, nu, šitoj šildymo sistemose. Aišku, aš tokį turėjau 18 litrų. Norėjau, kad ten įsilystų. Mažų čia reikia. Gal nusipirks, jeigu rasiu 5 litrų. Arba litro nebus. Šildymo sistemose nėra tokių mažų. Gal nežinau, ten 10 litrų mažiausio, gal ir 5. Čia 18. Nu, turėjau pabandyti. Pasijungiau po siurblio. Iš bako siurblys, paskui šitas akumuliatorius, nu, šitas įsiplėtimo bakas ir po to į maišytuvą. Veikia. Viskas veikia, kaip sakant. Čia atrodo jungta. O, galima mažą srovę. Va. Kokią norim. Siurblys nedirba. Pripompavau. Ir siurblys nedirba. Kada nusileis iki tam tikro lygio, bet nežinau kiek ten, tada jisai įsijungs. Dabar kiek čia rodo pas mus. Taip. 2 atmosferas. Arba 2 barus, kitaip sakant.
Šiaip jisai siurblys pompuoja iki 2,5. Reikia pasižiūrėti, jeigu leisti, mažėja ar nemažėja. Man atrodo mažiau, o įsijungia. Pažiūrėsit, per kiek užpumpuos, iki kiek. Gal reikia biškį sumažinti, aš nesumažinsiu. Ne, gal reikia šitą, nežinau, va čia sumažinti. O, virš 2 atmosferų. Aš pripumpavau kažkiek kamerą. Man atrodo, kad neatsimenu, 1,5 rodė ar kiek. Gal nežinau, iki 1 sumažinti. Gal ilgiau laikys. Nu jo, kiek čia virš. Nu, 2 galima sakyti. Vienu žodžiu, liuks. Jeigu palikti šitą baką ir nieko nepirkti, nu, pirkti irgi kainuos. Gali 20 eurų, 30 kainuot kažkur tai jie nėra brangus, bet šitie, kur žiūrėjau internete, tokių mažų, neradau. Radau kažkokias nesąmonės. Gidro ten akumuliatorius, tai ten traktoriam kažkokiem, tai 200-300 eurų kažkokias nesąmonės. Pas mus Lietuvų nieko nėra, nieko negalima rasti normalaus. Galvoju palikti, jeigu palikti, jis ten netelpa, galima vietoj va šitos dėžės. Čia taip dėžė padėta. Dujų, atrodo, šildytuvas. Dujinis padėtas. Va čia, kaip tik man telpa pagal plotį. Čia vis tiek ratas, arka, viena žodžio. Jeigu... Ten yra tuštuma. Jeigu šitą nuimti, išpjauti ir tada jis dar į vidų tilps. Ir visai nedidelį. Nu, jis pusė jo pasislėps. Reikia pasižiūrėti, pasimatuoti. Ten atsisuka varžtelį, lengvai nusiimti. Tik reikia šitą bardaką atkraustyti pirmą, kad prieiti, stalą nuimti. Nu, pasižiūrėsiu, tai būtų labai gerai. Siurblys iš rikiuotės neišeis, nes jeigu dažnai jisai įsijunginės, taip, kaip sakant, tuk, žais va taip, jie ilgai nelaiko. Vot. A rytoj tada pastatysim dar vonioj šilto vandens boilerį. Su visais patogumais važiuosi. Dar va šitą reikia padaryti. Dar radau va vamzdžio. Čia pravesti. Nežinau kaip čia dabar. Ar dabar nevest vasarai, paskui rudeniu čia. Vasara neaktualu šildytuvas. Retkarčiais įjungi tik. Pagrindė rudeniop jau nuo rugsėjo mėnesio prasideda. Principė dabar funkcionuoja. Tik reikia susukti chamutėliais. Gerai, dirbam toliau. Vakar pasiminėjau kitais darbais, o nelyja gerai nors. Pasidarėm takelį. Tu čia darai? O! Pupelės. Mūsų derlius. Ką? Ne, aš taip čia šiandien filmuoju. Vienu žodžiu, šitą kaip šį boilerį, nu, vienu žodžiu, baką. Bandžiau, o ten netelpa, aš galvoju, o gal kartais čia išardžiau, pro čia įkišiu ir siurblį pastumsiu, bet ne, gaila. Trukdo bakas ir čia liktai, nu čia lenda, bet dėka šito, atrodo, nepralenda, nu vis tiek bakas trukdo. Tai aš jį sugalvoju šitoj pusėj. Čia kaip tik lenda, bandžiau. Nu, aišku, čia elektra ir vanduo nelabai, kaip sakant, dera. Nu, nieko, mes gal paskui pertvarą padarysiu. Vis tiek tas sujungimas bus va čia kažkur tai. Taip kad nieko čia tragiško neatsitiks. Va, būtų tai nuostabu, jeigu tą nišą tilptų. Pirkti kitą, vėl pinigus leis ir taip čia jau krūva pinigų nuėjo. Čia jau turbūt nuo pat pirkimo, jeigu kainos neskaičiuoti namelio, tai jau mes, tai nežinau, jau tam 1500 eurų sukišu. Viską padaryti. Taip, užtenka čia kišti. Turėjau vat lyčną baką. Turėjau, reiškia, jį panaudosime. Svarbu funkcionuoja, kad jisai biški negražus,
nieko baisaus. Užtat turėsim, daug kas turės ten 1 litro, ten, nu, maksimum, ten 2-3 gal, ar čia 18 litrų. Aš čia nupilinėjau vandenį, kad jį iškelti. Reikėjo atsukti viską, nupilti, iš jo išeitų. Išjungiau siurblį, kad neveiktų. Ir piliau kokį 3 minutės, ėjo normalių spaudimų vanduo, kad 18 litrų. O, tai pagalvojau, labai gerai. Plius galima šitą papildomai vandens, va. Pas mus 45 litrai, o jis 18 litrų. Nu, tai va, papildomai dar 18, 50, 63 kažkur litrai vandens. Gausis, nu, visai neblogai. Norėjau ant šitos lentutės, šitą lentutę dar statyti. Paskui pagalvojau, kaip kažkaip nei šis, nei tas čia. Galima daug ką kitą naudingesnio pastatyti. Padėti ten, ką, nu, nežinau, yra kas. Kokias tai maisto, pavyzdžiui, kokias dėžiai, ką nors mineraliniai kokie. Bandžiau tada į čia įkišti, čia įstelpa, va, atstumas normalus. Bet šitas yra minkštas. Reiškia, reikia daryti rėmą. Vėl papildomai brūsai, papildomas svoris visoks. Vėl papildomas laikas. Vis tiek jisai čia išlys. Tada vis tiek reikia užtaisinėti. Nes čia niša, va, stalas stovi. Va. Ir čia yra nemažai dar kokie 30 cm. Faktiškai mažai naudojama. Nu, nes čia aš vesiu šildymo sistemą. Dabar kaip čia pastatysiu, nelabai pravesi. Va, tai dabar galvoju, gal reikės čia skylę daryti vamzdį vesti, o paskui uždengti jį visą. Nes į šitą, bet kaip čia, ai, čia paskui čia. Ojai, nukrito. Ir paskui jo pravesiu. Vienu žodžiu, į vonę tą šildymą. Nes čia vis tiek nesėdi. Kad kojos būtų visai va čia. Čia jeigu dviese sėdi, tada taip. Bet mes dviese, vienas vienai pusė, kitas kitoje. A svečių mes nepriima. O taip. Taip, vienu žodžiu, jo, namelį reikia ruošti dėl savęs. Nereikia niekada dėl kažkokių svečių. A jeigu svečiai, jeigu ten nakvot norės, a jeigu ten dar kas nors. Dviesi važiuojam, iškai dėl savęs ruošiam. Visa kita jau antraeiliai dalykai. Nes taip ir gaunasi. Ruoši, a jeigu ten svečiai, jeigu norės kas pernakvot, draugai kokie čia važiuot kartu. Paruoši, krūvą pinigų išleidė, paskui nieks nevažiuoja. Tai dėl nėra prasmės. Dėl šito rūpintis. Taip. Reiškia, gerai statom. Dabar aš prisukinėjau manometrą. Galvoju, jeigu jau ten statau ir aš turiu laisvą manometrą, kodėl jį nepastatyti? Jis man rodys. Tik tai aš nematysiu. Šitas dangtis pasikelia. Tas manometras gi čia bus. Pasižiūrėsim. Arba per veidrodį pažiūrėti, arba gal kokią langelį padaryti. Nežinau. Pažiūrėsim, bus matyti. Nu va, padariau. Va, į čia įmontavau. Surinkau, reiškia, su manometru. Uždėjau šlangus. Pripompavau spaudimą. Dabar biškį nuleidau vandenį. Buvo 2 ir 2,5. 2,5 atmosferas. Dabar 2,5 baro. Dabar galima leisti drąsiai, va. Nors tokia srovelė. Jisai neįsijunginėja. Patogu plauti indus. A taip negerai, kada jisai dirba nepilno pajėgumo, taip tik pradeda šokinėti. Tai įsijungs. O, įsijungia. Išjungsim vandenį. O, sustojo. Kiek čia užpumpavo. Nu va, beveik 2,5 atmosferas. Nu, buvo biški daugiau. Va taip. Reiškia, gal tam subiškė, nežinau. Viena žodžiu, va taip. Stovi jisai čia, įmontavau per tvarėlę. Tokią. O, tvirtai
jisai nejuda net. Nu, į tą pusę ten gal prisuksiu, paskui kokį tai pagaliuką, nežinau, kad nepavažiuotų. Reiškia, patikrinam, va, vanduo nebėga, sausa. Drąsiai galima palikti, kaip savo užveržiau, viskas sąžiningai. Sausa pilnai viskas. Taip. Nu, liuks. O dabar šitą, kada uždėsiu šiandien, nu, netilpa, to aš parodysiu, kaip tai daroma. Žodžiu, biškis nusileidžia. Vienu žodžiu, o tai va. Tak. Dar prisisuks. Pajudint, pakelt neina. Sunkus. O tai va. Va tai vienu žodžiu padariau. Tas visas suraižytas toks. Čia nežinau, gal ką nors užklijuosiu, uždėsiu, kad nesimatytų skylės. Neaišku. Šiaip čia nesimato iš vis. Iki čia užima tas čiužinys toks. A čia viskas po stalu faktiškai. Nu va, dabar ir galima matyti kiek. Kai veikia. Prisisuks viskas, įsitrauks laidas, rozetė pasistatys. Super, visą dieną čia. Na, čia ne tik tą dariau, ir dar elektrą biškį. Visko galvoju, čia daugiau galvojama negu darbo. Tai va, dabar kaip turi būti. O tai sudėk siurblys 90 eurų naujas. Ir 18 litrų padidėjo vandens mum. Ir galima va drąsiai leisti. O spaudimas visas tai va toks. Kaip namie. Vat. Viskas. Kiek jau pusė 8 surinkinėjau ir einu namo.